Mažeikiai yra pasienio rajonas, kuris ribojasi su Latvijos Respublika, Skuodo, Telšių ir Akmenės rajonais. Rajone yra įsikūrusi šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, kurios teritorija apima Mažeikių rajono kaimiškas seniūnijas. 2014 m. rugsėjo 10 d. sukako 10 metų nuo šios grupės veiklos pradžios. Per šį laikotarpį subūrusi stiprią komandą ir kaimo aktyvius žmonės, vietos veiklos grupė parengė ir įgyvendino bandomąją integruotąją strategiją bei jau baigė įgyvendinti vietos plėtros strategiją. Sėkmingos bandomosios strategijos įgyvendinimas lėmė, kad vietos veiklos grupe ėmė pasitikėti kaimo gyventojai, verslo bei valdžios atstovai. Nuo 2009 metų prasidėjo dviejų projektų įgyvendinimas – vietos plėtros 2008-2014 metų strategija ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Šiuo metu yra baigiamas įgyvendinti projektas Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Šiuose renginiuose dalyvavo apie 1400 dalyvių. Ir šiandien norime pasidžiaugti bei pasidalinti su visais įgyvendintų projektų rezultatais. Mokymai buvo orientuoti ne tik į strategijos administravimą ir pareiškėjų konsultavimą, bet ir į vietos projektų vykdytojų įgūdžių bei gebėjimų įgijimą ir jų pritaikymą praktikoje. Apie mokymų naudą kalba Mažeikių rajono kaimo bendruomenių atstovai. Kas mums reikalinga, mes iš tikrųjų tuos mokymus ir dalyvaudavom. O ką bendruomenės pirmininkas vis tiek, tu turi domėtis, turi žinoti ir tu negali, sakykime, jeigu nerašai jokį projektą nieką, gal ir nereiktų mokym, bet jeigu tu kažką darai, tai tikrai tu mokym iš tikrųjų ir reikėjo, ir nei tos naudos davė. Ir tiesiog to žinias tom ir pasireiškia pačių paraiškų pildyme ir tie patys viešieji pirkimai, kad reikia nusipirkti ir įrangą, ir darbus, ir dar kažką. Tiesiog tie visi mokymai mums ir davė visą tą. Tiesiog mes galėjom patys, be konsultantų pagalbos, galėjom patys pasiruošti projektus. Įrenginėjom sporto aikštynus, susitvarkėm bendruomenių namus, tai tiesiog čia bendruomeniai, ypač Rubikų bendruomenė, tai tikrai neturėjome nei kultūros namų, nieko ir tiesiog įsirengėm iš lauko, pasigražinom tą pastatą ir tiesiog davė, ne tik man tos naudos, bet tik visai bendruomeniai, visai kaimui iš tikrųjų. Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijoje numatyti 4 prioritetai. Vienas jų – kaimo verslų rėmimas ir jų konkurencingumo didinimas. Siekiant stiprinti kaimo gyventojų perėjimą prie nežemės ūkio veiklos, vietos veiklos grupė parengtoje strategijoje daug dėmesio ir lėšų skyrė verslo projektų rėmimui. Verslininkai gaudami finansinę paramą savo veikloms daug prisidėjo prie pokyčių kaime. Iki šių metų spalio paremta 16 verslo projektų, kurių dėka sukurtos 26 darbo vietos, baigiant įgyvendinti projektus jų skaičius dar labiau išaugs. Sugalvojom mes pasinaudoti šią programą, kad galėtume sumažinti gaminių kaštus ir, sakykime, galėtume daugiau atlikti viską patys. Anksčiau samdydavom kitas įmonės, kreipdavomės, kad kitos įmonės išsiuvinėdavo mums tos logotipus padarydavo. Tai dabar viską darom patys praktiškai, nuo gaminių pradžios iki galo jau pasidarom patys. Gyvenu kaimo teritorijoje ir yra tokios programos, kurios galiu gauti finansavimą. Šiaip analizavom, būtent domėjomės, išsirinkom japonišką techniką ir ko norėjom, praktiškai tą gavom. Daugiausia darbo vietų sukūrė uždaroji akcinė bendrovė Pavėsinės, savo veiklą vykdanti Daubarių kaime. Dėl gautos paramos ir įsigytos įrangos įdarbinamų žmonių skaičius įmonėje sezono metu išaugo nuo 9 iki 29. Ypač aktyviai verslo pareiškų teikime ir projektų įgyvendinime dalyvavo Viekšnių, Sedos ir Tirkšlių seniūnijų verslininkai. Uždaroji akcinė bendrovė Sarima, gavusi finansavimą 2 verslo projektams, sėkmingai įgyvendino įmonės verslo plėtros idėją. Užsakovams pasiūlė konkurencingą teikiamų paslaugų kainą, padidino pajamas, sumažino kuro ir laiko sąnaudas, atnaujino techniką. Antras, trečias ir ketvirtas prioritetai apima kaimo atnaujinimą ir plėtrą. Tai paveldo objektų išsaugojimas, bendruomenės namų ir seniūnijų administracinių pastatų,
kultūros centrų, bibliotekų, mokyklų, darželių atnaujinimas ir renovavimas. Atlikus šios darbus pagerėjo dirbančiųjų darbo sąlygos, atsirado galimybės įvairesniai kaimo gyventojų veiklai. Vietos plėtros strategijos lėšomis buvo finansuoti 53 kaimo atnaujinimo projektai, kurie vykdomi visose kaimiškose seniūnijose. Dalyvavimas LEADER programoje suteikė puikias galimybės tenkinti Tiršlių miestelio bendruomenės poreikius, tai yra sudaryti sąlygas ugdyti ikimokyklinio ugdymo vaikus estetiškai patraukliose, fiziškai ir psichologiškai saugiose sąlygose. Tai turbūt pati didžiausia pamoka, kurią gavau šitose kelionėse, yra drąsa. Tai yra drąsa dalyvauti tokiuose projektuose, turėti kūrybinę laisvę, drąsiai taikyti naujoves, nebijoti bandyti, nebijoti klysti. Taip pat ir panaudojame būtent dalyvaudami šitame projekte. Norime pritraukti kuo didesnį skaičių vaikų iš aplinkinių kaimų, kadangi vienkiemiuose yra nemažai vaikų, kurie yra ikimokyklinio amžiaus, bet jie darželio nelanko ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų negauna. Tai mūsų vienas iš tokių tikslų tiesiog pritraukti kuo daugiau tokių vaikų, kuriems yra reikalingas ikimokyklinis ugdymas. Atnaujinus Viekšniuose Lietuvos aviacijos pradininko Aleksandro Griškevičiaus muziejaus stogą ir atlikus kitus tvarkymo darbus, muziejus tapo patrauklesnis lankytojams, pastebimai išaugo jų skaičius. Sutvarkyta Renavo dvaro šildymo sistema. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė didelį dėmesį skyrė senųjų kaimo amatų atgaivinimui. Urvikių kultūros centrą pritaikius amatų mokymams, čia jau vyksta edukaciniai užsiėmimai. Atvykstančios moksleivių ir suaugusiųjų grupės supažindinamos su duonos keliu. Mokymų metu susirinkusiems pasakojama, iš kur atsiranda duona, pradedant grūdų bėrimu į dirvą, javų kulimu, baigiant tešlos minkimu ir kepimu. Dalyviai patys formuoja kepaliukus ir juos šauna kepti. Po praktinių užsiėmimų žaidžiami žaidimai, menamos mįslės susijusios su duonos kepimu. Ne ką mažiau veiklos yra ir Buknaičių buvusios mokyklos pastate, kurio dalis pritaikyta Urvikių kultūros centro poreikiams bei jaunimo užimtumui. Įgyvendinus šiuos projektus, įrengus treniruoklių ir sunkumų kilnojimų kambarius, vis daugiau jaunimo ateina čia praleisti laisvalaikio, vis daugiau kaimo žmonių aktyviai įsijungia į bendruomenės organizuojamas veiklas. Kaimo gyventojai neabejingi ir pirties malonumams. Po rekonstrukcijos veikiančio Židikų ir Purvėnų pirtys sulaukia įvairaus amžiaus lankytojų, kurių negąsdina net padidėjusi paslaugos kaina. Gražėja rajono bažnyčios. Tikinčiųjų patogumui sutvarkytas Leckavos bažnyčios stogas, Žemalės bažnyčios lietaus nuvedimo sistema ir elektros instaliacija, atnaujinta Grūstės kapinių varpinė, Židikų ir Renavo bažnyčių aplinka. Talkinant Laižuvos kaimo bendruomeniai labai pasikeitė ir Laižuvos bažnyčia. Infrastruktūros tvarkymas, poilsio ir laisvalaikio zonų atnaujinimas, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas seniūnijose įnešė naujų pokyčių į kasdienį kaimo gyvenimą. Pagerėjo renginių organizavimo sąlygos, viešosios erdvės tapo patrauklios, atitinkančios gyventojų poreikius, pritraukiančios poilsiaujančius miesto gyventojus. Ten, kur anksčiau telkšojo balos, dabar mielai renkasi mamos su mažais vaikais, aktyviai leidžia laiką vyresnieji kaimo gyventojai. Sporto aikštynų įrengimas Viekšnių, Židikų, Mažeikių apylinkėse, Šerkšnėnų seniūnijose sudarė sąlygas kaimo gyventojams ne tik aktyviai leisti laisvalaikį, bet aikštynai tapo ir kaimo puošmena. Pažaisti krepšinį ar tinklinį susirenka tiek vyresni, tiek jaunesni kaimo gyventojai. Šie projektai suburia įvairių amžiaus grupių gyventojus, sprendžia jaunimo užimtumo problemas bei gerina sportinius pasiekimus. Mokykla turi puoštis ir gražėti, eidam per projektinę veiklą įvairiausią. Ir kai tik atsirado LEADER programa, mes labai apsidžiaugiam ir aišku ir aš, kad atsirado nauja proga susitvarkyti stadioną, aplinką, įvairias veiklas. Buvo pakviestus į mokymus ir sužinojom, kad galim iš tikrųjų įsiruošti bendruomenės pritarimu puikų stadioną multifunkcinį. Tas mums ir pavyko, nes mūsų bendruomenė ir prie mūsų mokyklos yra iš tikrųjų rajone nėra tokio stadionų, kokį turim.
Vietos projekto vykdytojai lankėsi Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Latvijoje, Estijoje, susitiko su tų šalių ūkininkais, verslininkais, vietos veiklos grupių nariais, institucijų įgyvendinančių lyder programas atstovais. Buvo lankomi objektai, kur įgyvendinti projektai, vyko diskusijos apie programos įtaką kaimo atnaujinimui, dalijamasi patirtimi, keičiamasi kontaktais, planuojami bendri tarptautiniai projektai. Šiaurės vakarų Lietuvos ir Latvijos Abulas vietos veiklos grupės įgyvendino bendrą tarptautinį projektą – mobili meno paroda Baltijos šalyse. Aplankyti kaimynai Lietuvoje – Telšių, Joniškio, Raseinių, Kėdainių vietos veiklos grupės, susipažinta su jų veikla, aptartos bendros veiklos idėjos ir jau turimi rezultatai, įgyvendinti regioninio bendradarbiavimo projektai Venta, Skaistgirys, Tirkšliai, Būrėmės bendrai veiklai ir vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje. Įgyta patirtis įgyvendinant 2008–2014 metų vietos plėtros strategiją, aktyviai dalyvaujant rengiamuose mokymuose, konferencijose, seminaruose, bendradarbiaujant su kitomis vietos veiklos grupėmis, leido išsaugoti Mažeikių kaimiškos vietovės savitumą, stiprinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir atliekamais darbais. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė dėkoja visiems, kurie padėjo ir prisidėjo, kad išaugintos ir subrandintos svajonės taptų realiais darbais, kurių tikslas – augantis žmogus ir gražėjantis kaimas.